Gerą dieną. Šiandien tokia nestandartinė technika, nes pagrindė motociklai kaip ir įdomu, bet Vespa turi irgi savitą vietą visame šitame, nepavadinkim motociklizmo reikale, nes motoroleris, bet savo žavesį irgi turi. Ir čia yra Vespa 300 GTS Super ir panašiai. Nežinau, kiek tai užrašai Super reiškia. Turbūt tiesiog, kad būtų šiek tiek pamodinta. Akrapovičiaus duslerkė. Ir tikra Akrapovičiaus duslerkė. Įdomus faktas, kad žmogus mokėjo 1400 eurų už duslerkę. Tai, neįtikėtina. Bet būna ir tokių pakvaišusių. Aišku, čia iš tokių modų, čia gerokai jinai pamodinta, nes prieki brembo stabdžiai, malosi reguliuojamo aukščio ir ten dar kažko amortizatoriai. Nubombint Vespa. Aišku, tenais variatorius irgi kažkas prikombinuota. Kažkas turėjo entuziazmo ir noro Vespa modinti. Tai kiek tai reikalinga? Turbūt nereikalinga visiškai, bet jeigu noro buvo, tai kogi ne. Ką, reikės važiuoti ir žiūrėti. Apžiūrėsim dashboardą. Čia Vespa yra 2009 metų berods. Tai viskas dar analogų, ten naujesnėse, tenais būna jau mandresnių. Bet viskas, ko reikia. Kuro turi, gerai. Temperatūrą pasižiūrėti, kad neperkaistų. Irgi gerai. Ir spidakas, 100 šiam važiuoja. 100 šiam. Nežinau, kai tiek primodinta, gal ir važiuoja. Gal reikės pabandyti, nors ne, gal kaip ties tai Tomo X-Speedo gal nereikės. Tai toliau tęsiant apie kas čia per aparatas, tai nors Vespa vadinasi 300, nėra čia tų 300 kubikų, ten 2, 7, 8 ar kažkas tokio. Tai nuo 2 PM Vespos prieaugis nėra jau toksai didelis. Motoras jau yra su įpurškimu, tai tas savotiškai ir faina. Gal kažkas geriau, bent jau karbo bairių nėra. Gerai, pirmi pojūčiai tokie. Blemba primodinta Vespa, nes jinai traukia. Kaip Vespa, aišku, ten su motociklu nereikia lyginti, bet šiaip ant dokumentų 16 kW, 22 ar 3 Nm, tai neįspūdingi skaičiai tikrai, bet fainas dalykas toksai, kad aš manau, kad čia kažkas pridaryta yra. Nuo pat pradžių nereikia jos labai daug sukti, jinai pati nori bėgėtis, tai tas savotiškai smagu. Įneša žavesio. Ir taip sakant, mašinas nuo sankryžos palikti tikrai galima. Tas irgi yra gerai ir labai pravartu važiuojant mieste, nes jeigu per tarpą pralendi, vis tiek nenori ir mašinų važiuotojams zapatlo daryti ir tenai svilgtis. Bet aišku, čia yra 5 kubikų Vespų toks minusas ir neviltis ten su jom. Teisingai, motociklistas nepasisveikino su Vespa. Nes motociklistai teoriškai su pirdom turėtų nesisveikinti.
O šiaip tai labai yra toksai geras gaivumo pojūtis. Blemba, sėdi ant taburetės ir lėki. Nes jinai, kaip Motoroleris congą kažkiek turi, tai susidaro pojūtis, kad lėki. Nes, blemba, išsiridini šimtelį, vis tiek tai jau kaip ir skaitosi jau. O daugiau ką papasakot, ką apie Motorolerį galima papasakot, kai reikia su jais važiuoti ir aš čia važiuoju blogais ne Motorolerio keliais, reikia važiuoti į centriuką. Mieste, tarp mašinų, kažkur, miesto gatveliam. Motorolerio prigimtys atsiskleistų tenainas. Važiuoti tokiais priemiesčio ramiais keliukais, tai nori nenori motociklas būtų patraukliau. Galima bus pabandyti užlupti. Aišku, Akropovičiaus dusliarka irgi duoda savo žavesio. Kažkas vyksta. Gerai, mašinų nėra gale. Nusimetam greitį. Galima pafilmuoti, kaip jinai startuoja. Gerai, turim 0. Nulio neturim, turim 10. Kaip suprantu, šita Vespa pradeda važiuoti nuo 10. Visas tas. Tai gerai. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Kaip matot, spidakas kyla. Žodžiu, prasilėkti galima. Taip, prasivedinti. O šiaip dar įdomus dalykas, čia defektas, sutvarkėm defektą. Toksai dalykas, kad Vespa ir kiti motoroleriai, blemba, yra labai didelis išskirtinumas, nes motoroleris yra, motoroleris, tai ten niek ten neįdomu. O Vespa kom fainai ir tas žavesys, kad visiškai atskiras communities, žmonės būna, kurie važinėja tik Vespam, ta prasme, kad nėra jie motorolerių fanai, jie yra Vespų fanai. Tai tas savotiškai faina, duoda tokį išskirtinumą, tas savotiškai žavu. Aišku, visi ten tie dizaino reikalai ir panašiai, kam jos gražios, kam negražios. Man asmeniškai jos gražios, turi kažkokį tokį. Tas fainumas toksai, kad išlaiko tą savo dizainą nuo daugmaž pradžių, tai irgi savitas žavesys. Vėl defektą reikia pataisyti. Čia biškį varžto trūksta, bet žodžiu, pimpino kažkas Vespa šitą, nes norėjo būti Vespa lenktynininkas ir tikrai su šita Vespa važiuojant jautiesi raceris. Gal tu ne taip jau ten greit važiuoji, bet jautiesi. O esmė tokio daikto ir yra pojūtis. Nes tokie daiktai yra perkami dėl smagumo, dėl pojūčio ir dar kartą dėl smagumo. Tai jeigu suteikia pojūtį, tai reiškia viskas labai gerai yra su tuo daiktu. Ir tokia kaip technikos rūšim. Nes pusiau stilius, pusiau kažkoks žavesys. Net kažkiek praktiškumo yra, nes aišku, motorolerio bairiai, kad po sėdynę yra terbą susidėt gali,
daiktadėžė yra, tai tas fainai. Gerai, reikia važiuoti į eismą. Kaip matome, eisme tikrai galima reisinti, galima dominuoti, o baikeris. Va, nu, ir tokių va atsiranda. Tai žodžiu, Vespa eisme, miesto eisme, šita 300. Nu, piktas aparatas skaitosi. Reiks gal da važiuoti iki centriuko. Nors gal ir tingėsis. Nes kamščiai, aišku, su Vespa tie kamščiai minimizuojami, nes gali gerai pralysti. Nu, bet čia gausis daugiau toksai ne apžiūrėjimas technikos, nes nu, čia apie tą techniką šnekėt nelabai daug ką ir yra, nebent ten pašnekėt kiek ryja, tai nu, labai priklauso nuo važiavimo. Nu, bet kas ten tas labai? 3-4 litrai. Nu, jeigu labai draskysis 4,5 gal išspausi. Nu, bet čia reikia kažką jau daryti. Tai va, nes čia, nu, šnekėt. Aišku, va, Brembo stabdžius sudėti. Stabdo. Tikrai jaučiasi. Važinėjęs aš iš kitom Vespom tenais 200 ir panašiai, aišku, aš ten tų jau tų 5 kubikų, tai man kažkaip, nes, nu, aš pats toks žmogus, ne pats mažiausias, man kažkaip jau tos Vespos ten, kad, nu, kiem 5 važiuot kažkaip netraukia. Nes nesinori jau to eismo stabdyti. Aišku, jau, nu, tokiai reikia jau tenais teisų normalių, ar ten kažkokių ten, nu, nes tipo traktuoja, kad ale motociklas. Nu, technikinė ir regitra, ar kas ten, kur išduoda teisės, tai. Nu, bet, va, mašinas galima ramiai suvažiuoti, apsilenkti. Aišku, čia gatvelė ne pati plačiausia, tai nesinori prisiveikti, tai per daug ir neraganėsim. Ir galų gale reikalo nėra. Jeigu būtų reikalas, tai aišku, jau ten kiekvieną tarpuką galima bandyti išspausti ir pratilpti ir važiuoti. O čia kaip tiesiog, tai nuvažiuosim ir taip. Kitas dalykas, va, daugiau žmonių galės pasigrožėti Vespa, nes irgi viena iš Vespos išvažiavimo, vienas toks pretekstų išvažiuoti su Vespa, tai yra, kad parodyti ir kitiems, kad galėtų žmonės pasigrožėti, koks pas tave, vat, nu čia kokia taburetė važiuojanti pas tave yra. Nu va, pakliuvimas į kamštį su Vespa. Negerai. Nu, baigiu ir iki centriuko dasi gauti. Reikia, galvoju, nuvažiuoti į Vespų. Kaip čia pavadinti? Ne tai, kad... Nu, žodžiu, kur renkasi Vespų entuziastai, nes Vilniaus rajonas Užupis yra visiškai Vespų Vilniaus sostinė. Gal net išeis pamatyti kokią kitą Vespą. Nu, bet kaip matom, reiserinės Vespos nuotaika tikrai neapleidžia. Dedam visus per šoną. Nu, nes raudonos Vespos pačios greičiausios, jeigu nežinojot. Spalva irgi turi įtakos, tikrai. Nu, dar geltonos yra greitos. Bet šiaip tai raudonos vis tiek nori, nenori.
Kur žalia? Reikės duoti gazo nuo sankryžos. Čia dar šitai važiuos. O, su Tesla kokį manevrą iš tos juostos, kur negalima sukti. Nu, ir raitės. Bet vis tiek aplenkiam ir tą Teslą. Nes mieste važiuojant, nori, nenori, motoroleris yra pati greičiausia transporto priemonė. Net santykinai greitesnė už motociklą, nes jeigu motociklas kažkur nepratelpa, jeigu dar storesnis motociklas, o motoroleris tai padaryti gali. Ir kadangi čia pas mūsų Vilniuje yra Lietuvos kamščių sostinė, tas pralindimas kartais nusprendžia visą tavo važiavimo greitį. O, apsidūminęs Passatas, blemba, nu. Galėtų jau tokie kaip ir jau. Žiūrėk. Gražu žiūrėt, kaip visus dedam iš šono. Nu, prasukim garbės ratelį pro apžvalgos aikštelę Subačiaus. Čia motociklistai renkasi. Nu, bet va, yra ir viena Vespa. Vespa, gerai. Patikrinom. Nu, jau įvažiavom į centro zoną, tai jau čia jau rodykim pavyzdinį gražų vairavimą. Jau pasitaisykim defektą, jau, kad gražiau atrodytų. O, irgi be posūkio teisingai, nu, kam reikia. Aš šiaip irgi nelabai, kada jeigu su Vespa važiuoju jūs rodau, nu, kartais iš mandagumo, vat kaip ir dabar, parodykim. O, prašau, su posūkiu. Pavyzdiniai vairuotojai. Oba, kliūtis. O tu jomajo. Nu, asfalto nelygumai pas mus yra. Kelio iššūkiai. Nu, pažiūrėsim, ką veikia centro žmonės penktadienį po darbo. Penktadienį 6 valandą. Kaip atrodo? Nu, šiandien ne Vespų myto diena, tai greičiausiai Vespų antplūdžio nebus.
Lemba geras aparatas. Nu vat, tokiam vat važiavimui Vespa, čia yra Vespa, dabar yra savo in natural habitat. Va čia jinai sukurta ir dalyvauti. Atvažiuot kavutės išgerti, gražiai atrodyt stilingų, madingų. Prašau, nu va, vis tiek yra Vespa, nes čia, kai būna mytų diena, tai tų Vespų būna. Ui. Čia dabar yra, nu viena bent jau yra, pasistatykim ir mes pažiūrėsim, kaip atrodo aplinkoje. Jeigu liūtas turi būti džiunglėse, Vespa turi būti va tokiose rajonėliuose. O čia, blemba, kažkokia apynauja. Matosi labai geras stovio. Bet, nu, neprimodinta. GT Super, irgi 300. Prašau, bet va. Jau yra apynauja, jau skydelis yra ledinis. Čia dar biški tokia archaiškesnė. Bet su savu žavesiu. Man, pavyzdžiui, tos rodiklės tai duoda savotiško ir patrauklumo. Tai va, šiam kartui turbūt tiek, nes jau su Vespa atvažiuoja centriuką, tai jau viskas jau, gali ir papultam centriukę. Tai jeigu norit pramogų tokių, nuvažiuot kavos pagert, aplenk kamščius, žavesio, linksmumo, tai Vespa yra labai geras pasirinkimas. Kaip žavesiui, kaip prikolui, tai labai fainas aparatas ir ganėtinai patikimas, nes, nu, kaip Motoroleris suręstas, jisai tikrai neblogai. Nu, tikrai ten už visus ten kvinkius ir panašiai, tai ten, nu, net nėra ką lyginti. Čia jau yra jisai toksai jau rimtesnis daiktas, tai va dėl to žmonės turbūt juos myli, su jais net būna keliauja, kaip ir pavyzdžiui Lietuvos Vespų komuničio suvažiavimas, ar ten kelionė, nežinau kaip čia pavadinti, yra Nidos bitės, tai jie važiuoja su tom Vespom į Nidą, yra ten tripas visas ir panašiai, ir nuvažiuoja, ir parvažiuoja, ir labai geras judėjimas, užsiėmimas ir, nu, fantastiška. Šiaip bendruomenė labai Lietuvoje Vespų yra aktyvi. Tai vienas iš tokių didesnių pliusų, nes nusipirkus techniką būna po to kartais ką veikti. Tai nusipirkus Vespą, nu, ką veikti, tai realiai, nu, būtų sunku neprisigalvoti. Jeigu tik tais yra noro, tai ir ten, vespistai visokius ir ratukus važiuoja, atidarimą savo sezono daro, ten atidarimą, uždarimą, nu tai, žodžiu, iš tos komuničio pusės, tai čia yra turbūt 50% Vespų žavės. Tai va, tiek tų rekomendacijų, varysiu po to toliau dar prasivažiuoti, nes tikrai labai smagu, kai oras, aišku, čia saulė spygina, bet kai oras leidžia, labai smagu ir neįpareigojančiai jaustis, nes vis tiek su motociklu, kai išvažiuoja, tai išvažiuoja taip jau, nu, rimčiau, kaip čia pavadinti. O Vespa, toks nekaltas komutinimo aparatas, tai tas lengvumas ir paprastumas duoda papildomą žavesį. Nu viskas, nes čia galima po to 3 valandas šnekėti, kaip faina. Žodžiu, nusipirkit, pabandykit patys ir bus viskas aišku. Visa geriausia.